Žilionį už pasidalintas tradicijas, o dabar kviečiame Marytę Dėryžienę iš senosios Varėnos, kuri mums papasakos apie saulę, paukštį šilko plunksnom ir kudlotą vilką. Kviečiam ir klausom. Žinokit, perkeitėm savo pasakojimų, apie save pasakosiu daugiau, bet tik kudlotas vilkas bijau. Nu tai labą dienukį. Aš atsinešiau knygų, Norberto Vėliaus sudaryta knyga 1973 metų apie garsių dainininkį Anelį Čepukienį iš Puodžių kaimo, kad gimė 1904 metais. Ar aš galiu cepodyt 5 valandas? Ne, galėt, girdėjau, tai vienas Amerikoj senatorius, tai 25 valandas net šnekėjo. Tai galvoju, kas dar tos 5 valandos man. Jei 5 valandos pirmos vietos nėra. Nu, tu šnejo tai pasistengsiu. Nu, tai žinokit, aš čia tų knygų ir skaitiau. Ir iš tos knygos rašiau. Paskui ant galo sutrašiau ant rankos, dar tokia mada jau. Ir galvoju, nu jau kiek pasakysiu, tiek ir užteks. Dar nežinau, kaip čia tų balsų nusistatyti. Gerai. Bet žinokit, kad nuvažiuoju pas savo motulai. Jau jai 95 metai užstojo ir jinai Pabeznikių kaime. Anelė Čepukienė iš Puodžių kaimo, o mano motulai iš Pabeznikių kaimo. Tik per miškėlį ir Ąžuolų. Nu, va visai netoli. Tai žinokit, aš jau jai, kad noriu jau garsiau paaiškyti ir papasakot, ir jau, kad jau jį mane gerai užgirs. Tai jis sako, tai ko dar tai jančinė visų laukų. Kad kas paklaustų. Sakau, taigi mama, ašgi Žairios folkloro ansamblė jau 4 metai, kad dainuoju. Taigi dar mano balsas už tai tokius drūtas. Tai nieko, jis gal vilvelgai palinguoja, nieko jau jį man nesako. Nu, o kaip čia su šitom dzukų godom buvo. Vienu dienu pabėgau iš darbo. Va labai daug lapų, tai nematis. Ką parazitų kokių. Griebsiu lapas, taigi negriebsiu, nes jau tai telefonas yra. Braukiu, aš čia tų telefonų. Nugi žiūrau. Reklama. Va, tokios gražios moterukės, dviese. Dar viena raudonų radikulė ant rankos paskabinus, o kita su tokiu megztu kepurė. Ir girdžiu jau jį sako, eisiu. Ką paėmė zlastis mane, tai ant savį paėmė. Palaukti, sakau, tai ir aš galiu, o kol aš negaliu. O dar žinotgi, kad mada turės tų savo vidinį kritikų. Visi jau jį pažįsta ir žino tų vidinį kritikų. Sako, tai kur jau tu įsti, kur jau tu moki. O dar šitokias ramatlyve, kur jau tu tai pasakysi. Nu, aš jau ją mintyse irgi sakau, o tik kad ir sakys nieko nereikia, reikia tik šnekėti savo kalbu. Nu ir dar kokių giesminykį ar giesminykų pažinti. Mėgysiu. Nu tai va, aš apie Anelį Čepukienį. Iš jos užrašyta 559 dainos, 9 raudos, 13 pasakų, 152 myslės ir 362 patarlės ir priežodžiai. Bet be viso šito, dar vagikų norėjau pasakyti. Ašgi dar galvoju, kad nepažįstu aš tos Čepukienės Anelės. Tai kad tiek netoli gyvai buvom gyvenom. Tai dar jūs man pasakykit, ar čia daug, ar čia mažai. Miškėlis, ežeras ir 60 metų. Nu man tai visai mažai. Ir kaip aš dar žinau, kad jį karvės ganė labai mažiukį būdama. Ir aš karvės ganiau, tai dar garantuoju, kad po tų pačių raistų ir vaikščiojau mes. Dar ne, bet aš jos pėdom ir vaikščiojau gal, baidai basa buvo, ganė. Kol neišmokau vyžų nuspinti iš karnų, tai jį nebagė basa ganė. Aš tai jau apsiavu žinoma. Nu tai va, o tai apart tų visų dainų, kurias užrašė, tai jį kūrė ir dainas. Ir eilėraščius, ir vaizdelius visokius, ir apsakymus, net savo autobiografijų yra parašęs.
Tai kaip ji bebūtų keista, bet man gražiausia toj jos autobiografija. Tai labai liūdna, bet labai graži. Kad jų niekas nesulauktų, kaip sako, šitokios nei vaikystės, nei jaunystės, kiek jį vargo patyrė, kiek jį skurdas, rūbų neturėjo, apavo neturėjo. Ir tėvų sirata liko nuo mažiukės visai, augino jų brolis netikras ir sesuva Marilai, tai kiek tos užuojautos gaudavo, tai tik iš sesulės, o brolis išlaido, net už nemylimo vyro, net ne tik, kad išlaido, jis išvarė jų, už tai, kad jį pasogos jokios neturėjo, kaip sirata buvo. Na, ir jį kaip rašo apie save jau toj autobiografijoje, kaip jis sako, kaip karvės ganiau basas, sako, rodos, eini ne per žemį, ale per stiklus eini, step širdį sopas, sako, netalpstu iš skausmo. Ir ko daryt, verkiu ir dainuoju. Tai aš dar galvoju, ir jokio apavo įti neturėjo, nei rūbelių jokių. Sako, pakulinės sijonas su tas kietas rumbas kala in blauzdas iki kraujų. Tai nedarba, kaip sakau, jau, tada tai nei apie vadas jokias nebuvo, nei kalbos. Ne taip, kaip dar, aš taip pati savi, kaip atsimenu, tai kokiais 75 metais, taigi buvo labai madingos klasės kelnės, su kantu. Ir mano jau sesuolai, tai apie tokius pačius metus. Ir mano sesuolai jau mokinos Vilniui ir būdavo pravažiuoja jau su tom plačiom kelnėm, su kantu. O aš jau taip noriu jų, o taip noriu. Tai kas dar man daryti? Buvo tokios treninginės kelnės, kur ėjom fiziniam, mėlynos, tokios su gumom, žinot gal. Aš nusdraskiau tas gumas, apačių nusplėšiau, išsitempiau ilgį, aš jų implosi tas kelnes, jau bus plačias. Sudedu kantant, padedu jų marškų pakeliu, padedu, dar tada tai senikais vadinu, dar tai jau čiužiniais. Padedu aš ant to jau senikų, marškų užkloju ir einu miegotsime, jau sakau, rytoj ryte tai jau bus kantas. Nu, kur tik tau bus tas kantas, jokio tik kantų nebuvo. Tai jau vėl grįžtant į Nanelės Šepukienės gyvenimo, tai jau visos tos dainos, jau ji nuo mažiukės, nuo 4 metų mokėjo tas dainas, sako, kucik užgirstu, viskų galvon deduos ir širdin deduos ir viskų atsimenu. Ir sako, jau pačios tos dainos, daugiausia dainų, tai įsiveržė į jūs gyvenimo, jau kaip jau jį pradėjo eiti bažnyčion. Pradėjo eiti bažnyčion su kitom mergaitėm, pradėjo visus darbus, visokius dirbti viskų. Dainuodavo ir kaip jau jį rašo to į savo autobiografijoje, sako, taip noriu eiti bažnyčion, taip noriu eiti bažnyčion, nu neturiu sirata, neturiu ko apsirengti. Tai ko dar man daryti, sako, prašau pas Diedzienį rūbų. Davė Diedzienė, tokį, sako, ant darokų juodų, Robaškaitį, ant darokas iki pažastų. Bliuskutį irgi didelį ir plati, sako, apsirengiau, susiuosiau raikštuku ir einu bažnyčion. Ir apavo dar reikia, ir to neturiu. Sako, prašau pas brolienį. Nu, šiek netiek jau iki davyti. Sako, tokies ištūsytas lotkės. Sako, jos koja didelį, plati, o mano mažiukė kojukė. Tai ko dar man daryti, sako, tai pasimu į rankas ir nešuosim bažnyčių. Jau tik bažnyčių, prieš bažnyčių visai jau apsiauna. Ir aš atsimenu, kad mano mama pasakoja apie savo tėvulį. Bet taip atsirinko, kad jie kartu augo, tik tai vienas Kuodzių kaime, kitas Vasgirdonių kaime ir kartu tom pačiom bažnyčion ėjo, Akmenių bažnyčion, kur Maskaukoje yra. Tai irgi pasakoja, kaip sako tėvulis, paima čia Velykus, susiriša raikštukai, susideda per petį. Ir jau eina kokius 9 kilometrus per miškų, gieda visi keliu, eina bažnyčion ir tik tai prieš bažnyčių apsiauna. Nu, tai aš dar vis, tai kokie čia jisai buvo, kad pirmiau žmonės ant rankų, ar rankose nešiojo apavų, o tik paskui ant kojų, tai nedar. Nu va, norėjau, žinokit, papasakot labai daug apie Anelį Šepukienį, bet išėjo tai apie Kalėdas. Ir dar tas posakis, kur sako, sutinka pagal rūbų, išlydi pagal protų,
Tai man tai cinka ir sucinka pagal rūbų ir išlyci pagal rūbų. Iš Alytaus, kuri mums papasakos apie lalautoją. Labą dienukį. Nu, ko, prabočykit jūs mane už tokį nelabai skanų mano dzūkiškų šnektų. Aš tikra miesčionka, Alytun gibus augus, bet ziedulių kaime neturėjus. Nu, tai būtų dzūkiškų šnektų tik tai iš dainų, iš porinimų ir mokinuos po šančiesiu. Tai va buvo Alytun tokis dzūkų pulkucio ansamblis. Kaip aš jų išgirdau, nu kaip man patiko ir kaip dūšių įkrito toj dzūkiška šnekta, tai va tep ir po šiai dienai ir dainuoju ir bandau pašnekėti. Tai ten ansamblin buvo tokia dainykė, šnekurka, porytoja Anelė Markevičienė. Ir šita Neliukė va šitų pasakojimų apie savo pirmų lalavimų ir kadu tai papasakojo. Man pomės ilgam tai liko. Tai va, sako, kad lalaut eidavo tik tai vyrai. Ar aš nežinau, to Anelka pasakojo, arba tam kaime tie bernai nesiki kokie buvo, arba kitos mergos labai veselos, kad jie ėjo visi rozų. Nu tai va, to Anelkutė buvo da tokia pusmergė, gal 12 metukų, 14, nežinau. Ir jos sesuva, Mariuka, jau buvo vyresnė, gal kokius 17 metų. Nu ir taip jau nuo gavėnios musės, jau tie mergos pradeda tik tai šušušutį riktavot, kas su kuo eis, kada eis ir kas kutį vesis kur. Ir Anelkutė nutepusi mane, eiks rozų lalaut, kad prisivilo prie tos sesulės, kad zaunino, kad ir jų rozų vestus. Tai dasbrido su cikotoj Mariuka vesis. Nu tai tos Velykų dienos jau labai laukė Anelkutė. Nu tai pasistraino, naujų kašikucį pasirengė, skepetukį užsirišo, nu ir eina su visais. Nu, eina nuo vienos pirkios prie kitos, tie jau ir sutemių, ir nakciugė eina, pas Baškiną į langutį, nu, tie gaspadorius, gaspadinė atsiliepia, paprašo, ar možno namelius palinksmyt, jei gauna sutikimų, tai tada jau padainuoja. Pagieda pirmiausia, linksma diena mum nušvito, ilgai laukėm džiaugsmo šito. Pagieda šitų, nu tada jau papuolina gaspadorių, gaspadinį, visų ūkį, palinki, kad kitais metais gerai sektūs, kad rugiai derėtų, kad vištos kiaušinius dėtų. Nu ir gaspadinė jau paruošia tį margucių indėdą, gaspadorius gal kokį to vandenuko šaltinio, butelukų kokį. Nu, ir jeigu pirkion dar yra nežinotų mergelių, nu tai tada dar reikia sugiedos grūšelai. O ant kalnelio grūšelė stovėjo, vynelis vyno žaliasai, po toj grūšelai aksalio kreslalis, vynelis vyno žaliasai. Nu tai už šitų dainų, tai sako, mergos į pačius gražiausius margučius duodavo. Nu ir taip eina jie per tų visų. Anelkutėgi labai vesela, pilnus kašikutis kiaušinių pridėtas, ir margučių, ir žalių, kaip katrai už šeimininkė pritrūkus. Nu ir tipingalų lyčėlas gyveno tokis labai pracimas, tokis nesgarnas žmogus, Kazlauskų Jonas. Ir gaspadinė jo tikra ragana tokia buvo ir turėjo dar jis tokius 2 labai piktus didelius šunis. Anelkutė iš tolo jų bijojo. Nu ir tį priėjo, kutį jau sudainavo, sušnekėjo visku. Gaspadinė paškadavojo, aišku, margučių, tik žalių kiaušinių indėjo. Ir jau jie taip apsisuko eis, tas gaspadorius ir palaido tuos savo šunis.
Aniolkutė nusgando, kapuolė lėps, kapuolė bėgs, per pievų, per arimų ir tik bums inkrito in didžiausių duobių. Gal tik kokį akmenį dėl Gaspadorius iškasys, gal tik koks kakčius bulbų buvęs. O Aniolkutės dievolių kiek jos yra? Mažukė, apvalokė kaip kalbukė. O tie ir sniego pritirpį, ir žemė prie molio. Nueina, lipa, nu niekad neišlipa, jinai tijau. Ir reikia, ratavokit, pamačykit, niekas negirdėjos. Cik tai jau tik girdėt jaunimas, kur tai nugėdojo, pirmuciniam duosiu aukštalio žiedelį, vynelis vyno žaliasai ir nuajo. Nu kuo, Aniolkutė jūs trokas ima, traps jinai tam purvinė, kašikucis sulūžis, cie visi kiaušiniai susgurnį, jinai toj paucieniai trapsi ir nežino, kur daryti darties. Ale, kaip sako žmonės, yra bėda, yra ir oda. Turėjo Aniolkutė tokių kalukį, Musė jos vardas buvo. Ali tep jau prieš jos prisirišus, tep jau mylėjo, visur iš paskos ajo. Nu ir šitus lalamnikus jinai iš paskos atlydėjo. Matyt, razūno šunuko būta. Ką pamatė, kad tai Aniolkutė čia tokia niščėsis, nulaikė prie Mariukos, tol tampė už andaroko, kol toj susprato, kad kur tai jų veda. Nuvedė prie tos duobės, rado nabagį tų Aniolkutį. Tai dar paskvietė tik kokį bernų, ištraukė jų vargšių, nuo visų purvinų, visų toj paucienė aplikusių, nuo jau sarmatos apturėjo Aniolkutė, tai visų čėsų prisiminė šitų savo pirmų lalavimų. Ačiū Nijolei. O dabar kviečiame pirmą kartą pasakorių varžytuvėse dalyvaujančią Oną Marcelienę iš Varėnos, kuri papasakos apie savo vaikystę Žiūrų kaime. Labą dieną, mieli klausytojai. Nu jau girdėjau, ta Ona Marcelienė, gimus augus Žiūrų kaimą. O dar tai gyvenu Varėnon, bet vis tiek Žiūrų gatvė. Ir labai džiaugiuosi, kad man rajono valdžia davė tokių gatvių. Ir labai jų myliu, tų gatvių ir savivaldybę myliu. Tai paporysiu aš apie savo vaikystį. Tai manas dievoliau, kad atsimenu tuos čėsus. Tai ir verksmas, ir džiaugsmas ima. Nu, kur tu pasakysi, alegi miela prismyts. Taigi mes pas Motulį 4 dukrelės augom. Aš vyriausia Onytė, antra Zitulė, trečia Irutė ir mes visos 3 buvom pametinukės, kad dar metų nėra ir jau gimsta vėl kita mergaitė. Nu, po 7 metų dar tėvelis su Motuliu sumesnu, nugi gal bus pamačius, galgi bernukas kokis dar atsiras. Ale kur tau? Ir vėl daryti. Ale smagu, nugi 4. Nu, kur dėsit, padėsi. Ale visos dainininkės, giesmenykės, nu mažų tokių. Kų liepė gėdos, tų gėdam, nugi tėvai. Abudu ajo ansamblin, abudu giesmenikai. Taigi mes visko klausėm ir ajom ant tų klubų, kur jie ajo repetuos ir mes visur. Ir visko išmokom. Atsimenu, atvažiuoja kokie svečiai, o mes dar visai mažutukiais. Nu tai kū, tada pirkė tų svečių, reikia mamai pasirodyti, kadgi mergaitės gražiai gieda. Tai mus ant tabaretkių sustato, palei duris. Nu, dukrelės, tai užtraukit. Tai kaip užgiedosimės, nuo pucinų ir aviečių sodai raudonavo. Nu, tie apie tokį vyrų pijokų. Ale mumi buvo labai gražu, čia skambėjo. Oi, tokie giesmelai, kada tie svečiai prašydavo, pagiedokit mergaitės dar vienu kartu, tų pačių jai nemokat. Nu, mes ir vėl traukiam. Oi, žinokit, ko tik nebūdavo. Taigi Motulė su visom 4, tai ir vargelio turėjai, o mumi kas? Oi,
tik bovysis, tik žais, tik susmesnam kur nors. O į dzievulio valgys gamina ir... Bona, Zita, Irena, Dalia, tai kogi jūs ėdit? Aikit, gi malkos nėra. Motula, nu tai kad reikia, tu mergaitė lietai čia eiti. Tai mamytė nusijuokia ir nieko nesako. O mes visos ir bėgam. Viena paskui kitų, nugi po 2 pagalaičius aleva, žiūrėkit, kiek atnešam, kad kam ir būt glaivys. Atsimenu Motulą ir sakys, broniau, ana jau žiūrėk, debesuojas dangus, nugi galėt lietus ateina. Einam, broniau, būtumgi margų pievom sugrėbi šienelį parvežį. Aha, mano tėvelis. Nu nieko, spėsim, va parūkysiu, pasėdėsiu ir nuveisim ir tuomros visą padarysim. Ale Motulai buvo nerami. Su ašarom, tai manas dievuliau. Ana ir Petras veža, ana ir Jonas parsiveža, o mano dievuliau, kad visą 2 paskutiniai. O mes jau raminam, mamyte nieko, va nuveisim visos, padėsim ir visą sukrausim ir parvešim, kad cigiauji neverkti ir apramytumės jų. Nu, taip ir būdavo, nugi visą padėdavom, visą ir mokėjom viso. Ogi būdavo, kad nuveisim, kur greit šieno margų pievon arba vodom, kokių svogūnų ar runkelių ravėts. Taigi pirmiausia giesmė, pirmiausia pagėdam, niekas Žiūrų kaimą nesakė, kad padainuos, pagėdos. Tai kaip sustosim visos, kaip užtrauksim, nugi skamba miškai, laukai, kloniai, nugi net rakiškį girdzi. Ogi dar ne mes vienus tietai, tai grebė šienuoną karalių, Aldona su šeimu, tai dar makrė kokia, tai dar kas. Nugi visi sustoja, prosta niekas nedirba, nežiūro ir klauso. Mamyte, spėsim, nuravėsim, nu dar kokių giesmį, dar pagėdam. Nu ir sugėdam ir padaromės tuos darbus, nugi visai jau kaip ant sviesto. Oi, atsimenu, žinokit, augom, tai augom, smagu buvo. Aš buvau jau 4 klasėj, girdim vasarų, nugi Žiūrų mokyklų naikina, va, jei, tai kas dar čia bus? Jau verkiam, neklauskit, jau mes mergaitės 3 visos mokyklinės daryti, tai mažukė, tai dar namo lieka, tai jei kas kinai savo, po Motulais ant darokų sėdzi ir juokias, o mes jau žinokit. Ir kur dar eisim, kur dar važiuosim, mamytė, ir kur tu mus laisi? Nieko, vaikeliai. Prašysiu savo seseres Danulais ir druskininkų, gal padės, galgi kur noriu sintučysiu. Nu, žinoma, mane, kad vyriausiu su Irutė, Vilniun internatą. O Zitulai tai merkinė nuėjo arčiau biskį, ale vis tiek internatą. O kapkas iš Žiūrų, kad reiba gotesnė buvo, tai gavo Varėnom bendravutį. Nu, jam arčiau buvo Žiūrai. O kad jūs žinotų žmoneliai, kad aš verkiau, kad aš jau tokia verksnė buvau, kad nemoku apsakyti, kad jau mus vežė ten internatą, tai kad aš nemoku dar žodžiais pasakyti, kiek aš išverkiau, kiek tai mano tas ir vagonas žmonės tik žiūro, visi dairos, vis kas gal serga šitoj vaikas, kuo, kad jį te verkia ir verkia. Nu, nuvežė, paliko mus. Ir skaičiuoju dienas, kada tos šeštadienis, ar čia penktadienį, kada čia mus leis namo, kad čia mes dar greičiau važiuosim, jau būdavo, nežinau, jau praskaičiuoju, 10 kartų į dienų pusį pirštais, in kitų ir dar vis, kad kokius antradienis, trečiadienis, tai kada dar čia tai čia namai. Ale jau žinokit, kad ateina šeštadienis, ar tik gal mes penktadieniais važiuodavom. Tai nejaučiam, kad mes į traukinį bėgom su savo čemodanėliais. Ir jau žinokit, važiuojam, tai prosta gėdam vagonam, taigi džiaugsmelis ginamo Žiūruose. Nu, pravda, parvažiavom patį pirmų, tada šeštadienį. Einam per tiltų, kad girdzim Jonyčio pranukė ir sakys, mergaitės labas, tai gal jau namo parvažiavom. Parvažiavom, Tetula, nerasit nei Motulais, nei tėvulio, nei dėdulio, nei bobutės. Nu, gyvenčiškiai bulbės kasa, tai eikit vaikeliai tinai paieškokit. Nu, tai, kur? Valgyti čia labai norim, nugi šitokia kelionė, traukiniu ir autobusu dar. Ale nieko, pasdėjom čemodanėlius, tik kuram pasvirtiniais paskavojom
Ir bėgom kalnan, tokiam kalnan, o tie už kalno ir Venčiškitoj. O mūsų arai buvo ant dviejų daiktų. Ir vienam galan Venčiškin, ir kitam galan. Einam jau nuo kalno į Venčiškes, nugi kvepia dūmais. Vai, sakau, Jarula, galėt bulbės kepa motulai su tėvuliu, kad dūmais kvepia. Ale, žinokit, ką pravda. Nuslaidžiam tik nuo kalno, tėvulis su žarstekliu palei laužų ir reikia, labas, dukrė, laisvai, tai gerumai, paisi dar dabaigsim bulbės ir vagi kepu bulbaitės, tai va valgyt eisim, o motulai antrina. Taigi vaikeliai atsinešiau visų, ir skindziuko, ir lašinukų, ir pieno rūgyto, ir saldaus, kas kokio norėsit su rūgytais agurkais, labai bus gardu lašinukai, tai kad mes jį nežinom, nei kaip džiaugsis, kaip šokom visą tas bulbės, rinkom, nurinkom, mamytė, jei dar kano kaimynų reikia, galima atspėdėti. Mes labai dar norėsim valgyti, kad padirbėsim. Tai tuoj tas bulbės, žinokit, iškepė, apsėdom apie lauželį. Tai jūs mes net, kad jau mes tynai tas bulbės lupėm ar kūnugi paėmė rankos aterpų delnų, papucinėjai, gardumai. O su lašiniu, o su kindziuku, arba su kokiu pienu rūgštu ar saldu. Nugi ką medus, nu dar šiais laikais tokio valgio niekas dar neturėjo ir neturės. O tada mesgi skaitėmės biedni, nu bet auginom kiaulaitį, laikė karvaitį ir viso turėjom to, ko reikėjo tais šiais. Tai dar aš jums dar viskį paporysiu, kad mes internatam užgirdom, kad karas ateina. Kad tik tai dun 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 dun, dun 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 dun. Aš gyvenau 5 aukštą, kabėjau 4, o Jurutė 2. Motina brangi, mačiau per televizorių, kaip karas prasideda. Ale tikrai, kad karas. Už čemodanėlio tik tais išėjimos taus, kaip šokau, turėjau po rankų susmetėm. Ir bėgom, žinokit, tais laiptais, įgrėkiu, verkiu, vai manas zėbuliau, kad norint traukinį spėtų mirulą. Atbėgo ant aukšto Irena, sakys, tai kur tu su čemodanėliu, tai kur tu bėgi? Jarula, tu paklausyki, karas prasideda. Kokis karas? Nu, civaik paklausyk. Ale tikrai, akurat žinokit, kad jau ir kiti 8 gyvenom, mergaitės 8. Kambarinutė, kad įsigando visos ant čemodanėlius, tai ir visos bėgom į laiptus ir Rūlai mano už rankos į mažesnį, o kūta tokia mažutukė. Ir Rūla greičiau bėgom lakėm, pagalėsim traukinį nespėsim, ką mes kutom. A per Gelškelį reikia bėgti, tokis tiltas didžiulis padarytas, tik tai, kad pėsti vaikščiotų. Bėgam ir girdim, kad jau traukinys Vilnius Varėna už 5 minučių jau išvyksta. Mes nejautėm, kad kitais laiptais tokiais stačiais, kas 4 laiptas prosta čiuožia man šiknaičių, kad nors spėtum, čia čemodanėliai mūsų apsidraskė visi. Ale, žinokit, ir šokom ten traukini. Kvėpuots neturim kuo, jau žmonės tik žiūri, gal kas jas velės, gal kas muša jas. Nieko jau tai dišinam. Tik tada pamatėm, kad ne mes vienos, kad dar iš Trakiškių didesnės mergaitės su mumis, tai apsidžiaugėm, kad mes ne vienos. Nu tai žinokit, kad parvažiavom Varėno, tai tiek džiaugsmo, tiek ir verksmo jau buvo. Jau autobusonėlin žiūrus, išvažiavęs, o jau tamsta, nugi žinot, tokis šėsas jau girtys spalis ar lapkritis, taigi jau tamsu. Tai kas dar mumis daryti? Tos mergaitės dvi iš Trakiškių, neverkit. Einam per Mergažerį, einam visi, vagi mūsų daug. Pareisim savo, kiek pagėdosim, kiek kažkur paporysim ir bus smagu. Tai pravda per Mergažerį, per Lavysų, per Čepulius, mes jau tie vadinam. Ir parėjom, kad va jau Žiūrų kapinės, jau mes ir ant kalno. Nu tai atsisveikinom su tom Trakiškių mergaitėm ir jau mes parskutam greičiau nuo kalno namų. Su dundun darysa, motulai. Vajajai, vaikeliai, tai kas čia pasidarė? Mamyte, taigi karas jau Vilnium, jau galės nerasim internatų jautinai, galės sprogdina, ba jau tik dundundun. Mama sako, ne tai vaikeliai, kad vai televizorius ir radija niekas nieko nepranešė. Tai jau kaip čia jumi kas pasakė? Nepasakė, mes girdėjom ir va Irutė yra. Mama tikrai ir Irena pasakė, kad mes nemeluojam.
Nu, tai pumotuvė, ko turėjo večeros, eikit sėskitės vaikeliai, pavalgykit, nu ir eisit jau bus, ba jau ir vėlu, sugulim. Tol naktis nespėjo, va šitai užsimerkėm, jau mus kelia, dukrelės kelkitės, jau dėdulis Zigmas pakinkė arklį veža, jūs jums Zarbinas ant traukinį. Ojejei, tėvulio brangus, o jei dar tik karas, motų laukap dar bus. Jokio karo vaikai nėra, pranešė viskas ramu, jokio karo nėra. Aš nežinau, kur jūs čia vaikeliai sumisnot, bet kad jūs pabėgote iš ty, tai dar negerai, kad dar noriu jūs ty priimti. Nu, tai jau mes ant tų traukinį, dėdulius už čemodanėlių, mūsų šiknaitį sustumdė ant tų vagonų, su Dievo, te vaikeliai važiuokit. Nu, pravda, nuvažiavom, aš verkiu, su keliu verkiu, tai kūgi verkiu, nu, va, man negerai, aš namo noriu žiūruose, o ne, tam Vilnium prakeikta, norkį davė ir uniformas, ir rūbus gražius, ir žieminius batus, ir žieminius paletus, aprėdė pravda visais naujais rūbais. Nu, nenoriu, man nereikia, nemiela man jūs į rūbai, nieko man nereikia. Pareinam į internatą, kad jau auklėtoja pravda palei duris. Labas, mergaitės, tai ko jūs buvot? Namo buvom žiūruose. O tai kodėl jūs pabėgot, kam jūs pasakėt, dėl ko, kas jūs išvarė? Ne, nu tai auklėtoja vakar karas prasidėjo. Kokis karas? Taigi čia spalio revoliucijos paminėjimas, taigi saliutai. Reikia buvo pažiūrėti per langų, o nesiklausyti. Taigi tik žvaigždutės tos gražios, į saliutai, mergaitės, kad daugiau šitiem nebūt. Išbrauksim iš internato sąrašų, jei šitiem darot. Ar tėvam pasakėt? Pasakėm ir tėvai mus išvarė iš namų, liepė važiuoti internatą. Atsiprašėm ir jau daugiau taip nigdy nedarėm. Nu tai ir vėl skaičiuoju dienas, ir vėl laukiu šeštadienio, ir vėl važiuosiu namo, džiaugsiuos, o dar verkiu. Ale, žinokit, kad parvažiuojam, tai autobusą visų kelių vien giedam ir giedam ir giedam. Jau tada mokėjom visokių dainų, visokių giesmių. Ir Ulai labai užvest mokėjo, ir dar mūsų užvesdinėja. O dar jau, kad jau moku tas giesmes, tai dar žiūriu etnografiniam dainuoju. Ir namo padainuojam, o jau su sesulim, kur susitinkam, tai pirmiausia, pagiedam visos. Ačiū, kad jūs paklausėte. Pačiu mažiausia, per myliu mano gyvenimą. Ačiū, Onai. Na, o dabar mūsų varžytuvių ratas baigs Svetlana Žadeikienė iš Alytaus. Net 45 metus mokykloje dirbusi mokytoja, Svetlana dabar turi kitą misiją – išsaugoti dzūkų tarmę bei pabrėžia, kad viskas prasideda vaikystėje. Svetlana yra išleidusi 4 knygeles vaikams, kurios atveria vaikams senelių ir prosenelių lovius. Svetlana mums šiandien papasakos apie šuns ir vilko bičiulystę. Labų dienų, dzūkai, varėniškai. Taip džiaugiuos, kad varėnom, kad manį paklausė, ponė, iš kur jūs? Sakau, iš Dzūkijos sostinės. Tai kad jūs mislinat, kuo atsako? Žinom, taigi iš Varėnos. Tai aš mislinu, kad Varėnom dzūkiškas žodis daugiau skamba. Čia gal daugiau žmonės šneka, kad Varėnų sostinė laiko. Nu, aš šiandien jums pasakotį sakysiu. Žinot, Ž raidė alfabetį paskutinė. Nu, tai aš kaip Žadeikienė, tai ant pabaigos. Tai kas norit miegot, tai miegot. Va jau prisklausė, vacietis noriu. Aš nacija kūgio neturiu. O kas norit paklausyti, nu, tai klausykit. Pakelkit rankas, kam pasakotės pacientai. Tai šitą pasakotė mislinu visiems gerai žinoma. Apie šunį ir vilką. Nu, Rozų gyveno tokis Gaspadorius. Ir jis turėjo senų šunį. Ta šuva, kol buvo jaunas, nu tai kad ir žmonėm tiek gerai gyventi. Visi tavi myli, glosto, džiaugiasi ir gardesnį pusnelį duoda. Ali ta šuva paseno
Ir dar Gaspadorius jam sako, žinai, tu niekam cikis pasidarė. Ana, vakar, daržan, kiaulė nuvėjai, kriuksi, vištos nuvei, kudakuoja, alitugi kursis. Gi neprigirsi, taip neišvijai, taip kas čia tavi gali laikyti. Nors tu many jau neskiri, anūros aplojai, bet tu jau kuštas, jau nedamatai, kad čia tavo Gaspadorius. Tai žinai, eik šilan ir tegu tavi vilkai suėda. Kūdaris tas šunukas pabruko uodegų ir nuvei šilan. Eina, žiūro palei šilų, po ablukį guli vilkas. Dantis rakinėja, vilkas pamatė šunį ir klausė, tai ko dar tu čia atėjai? Šunukas užgaudino, nu tu žinai, kad jaunas buvau, visi mane mylai, o dar ką pasenau, apžlibau, apkurtau, jas neduoda, pasakė, eik šilan, tegu tavi vilkai suėda. Vilkas atsistojo, apėjo aplink tų šunį, sako, nu pažiūrėkim, kur tu padavna. Vieni kaulaliai, kailis įsišėlis, kas tavi tokį ės, suėdis tai nesocijas nepajausi. Pamislino, žinai, aš tau pamačiusiu, padarysi mes tep. Tavo Gaspadinė rytė, kad saulė patekės, pasims savo vaikutį ir ateis į laukus dirbt. Tai aš žinok, tų vaikutį pastversiu ir bėgsiu šilan, o tu mani vykis ir atsimk tų vaikų. Tai žinai, kaip jie džiaugsis ir tavi vėl mylės ir viskas bus gerai. Ale, prašau, už šitų gerų mano dūšių, tu man turi atsilygyti. Nepamiršk mani, šuva pažadėjo atsilygyti vilk. Nu, ryti saulė patekėjai, Gaspadinė pasiėmė vaikutį, atėjim pievų, vaikutį pavėsį po medžiu paguldė, o pati už grėblio ir eina škenus vartyti. Tik vilkas nužiūrėjo, kad jo į toliau nuvei, atlaikė, stvėrė tų vaikų ir nešasi. Gaspadinė pamačius rėkia, ratavokit, vilkas vaikų pagriebė. Pamatė šunį, bėk paskui jį, greičiau pasvyk ir mano vaikų atsimk. Šuva ir nulaikė, padėjo vilkų, pradėjo nagais draskyt, už uodegos jį tampys. Taštų vilkas ir pametė tų vaikų. Atėjus Gaspadinė šunukų gėlę glosto. Oi, geras šunelis, mano vaikų tu išgelbėjai. Tai dar iki amžiaus pabaigos mūsų namuose gyventi. Ir žinot, aš valgysiu, tai iki amžiaus galo tu ir tau duosiu. Nu ir prasidėjo šunių tokios geros dienos. Ir gyvena gerai, ir myli visi, ir niekas blogo žodžio ant jo nepasako. Ir gardesnį pusnelį šeimininkė valgo, tu ir jam duoda. Ale atei čiesas vaikų krikštyti. Nu ir šeimininkai šneka, kad reikia šventį daryti. Atsiminė ta šuva, kad jisgi pažadėjo vilkus, kad reikia atsilygti. Šuva nulaikė šilan ir sako vilku, žinok, pas mus bus šventė krikštyno. Tai tu ateik, tai nors garsiai pavalgys. Nu vilkas ateintas krikštynas. Šuva jį pasitiko, nusvedė kamaron, abudu mėsų ėda, duonų užkunda, o dar ant gardumo ir piernykų suvalgo. Tik žiūrio vilkas, kad stovi uzbonas su olom. Visus uzbonus užsivertė ir išgėrė visų alų. Nu žmonės jau svečiai pavalgė, dainuoti pradėjo klasykiai. Vilkas sako, nu kaip noriu dainuot, nu negaliu išturėti. O šuva sako,
paskiau. Čia, žinot, dainuot nemožna pačiek, bėdos prišauksi. Nu, žmonės dar garsiau uždainavo baliaunų, linksmų dainų. Vilkas, negaliu daugiau tylėt, noriu dainuoti. Ir uždainavo, šuva prašo, ale kas kito šunio klausys ir dainuoja vilkas. Au, 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 au. Žmonės nugirdo, nutilo visi, girdi, kad vilkas. Šoko nuo stalų, kas pasvėrė kačiarų, kas šuotų, kas antį, kam kas po ranku papuolė. Atlėkė kamaron ir ėmė muštų vilkų. Šuva žiūro, kad jau bėda, atidarė langų, kapšoko tas vilkas per langų ir nulaikė miškan. Tai va, po šiai dienai tep jie ir gyvena. Tai žinokit, kad ant šitos pasakutės pabaigos ir baigėsi šunio ir vilko bičiulystė. Kas pamiegojo, toliau galit miegoti, kas pabudo, linkiu jums gerai praleist vakarą. Dėkoju visiems, kad jie buvo grozu, kad jie klausė. Ačiū jums ir išklausyti. Dėkoju Svetlanai, taip pat dėkoju ir visiems kitiems varžytuvių dalyviams už jų nuostabius pasakojimus. O dabar leidžiame komisijai dirbti savo sunkių darbų, o kol jie darbuosis, mes paklausysime muzikantų iš Druskininkų.